Gumos juosta varomi lėktuvėliai yra viena paprasčiausių varomojo skrydžio formų. Paprasčiausiai užvyniojus gumą galima sukaupti daug potencialios energijos, kuri atlaisvinus gali sukurti pakankamą trauką skrydžiui. Neseniai nusipirkau šį mažą putplasčio žaislinį lėktuvėlį, kurį galima įkrauti per mažiau nei 10 sekundžių, kad jis maitintų mažą elektrinį variklį. Šis lėktuvėlis veikia taip. Jo viduje yra mažytis superkondensatorius, kuris kaupia potencialią energiją, kaip ir guminė juosta. O ši energija vėliau panaudojama varikliui maitinti skrydžio metu. Bet ar nebūtų šaunu, jeigu jį būtų galima įkrauti ranka? Tam mums reikia sukurti rankinį generatorių, kad galėtume įkrauti kondensatorių. Taigi pradėjau nuo to, kad trimačiu spausdintuvu atspausdinau rotorių, prie kurio galiu pritvirtinti keletą magnetų, išdėstytų pakaitomis skirtingais magnetiniais poliais aplink jo perimetrą. Šį rotorių galima pritvirtinti prie ašies su guoliais, kurie leidžia jam suktis. Tada galima pagaminti ritę apvyniojant ploną varinę vielą aplink šabloną, kuris puikiai tilps tarp dviejų magnetinių rotorių. Taigi, kai pakaitinių polių magnetai sukasi, magnetinis laukas ritėje greitai keičiasi, sukuriant kintamąją srovę, kuri multimetre pasirodo kaip įtampa. Tačiau norint generuoti daugiau nei 4 voltus, mums reikia padidinti rotoriaus sukimosi greitį. Todėl aš pagaminau generatoriaus korpusą, kuris leidžia man pritvirtinti krumpliaratį prie rankenos. Šis pavarų santykis reiškia, kad galiu sukti lėčiau, bet perduoti didelį sukimo momentą, o magnetai suksis daug didesniu greičiu. Ir dabar galiu generuoti daugiau nei 7 voltus. Kad dar labiau padidinčiau šią įtampą, suviniojau dar 7 rites ir priklijavau jas prie centrinio laikiklio. Tada jas galima prilituoti 2 nuosekliai ir 4 lygiagrečiai, tikintis padvigubinti išėjimo įtampą ir padidinti srovės stiprį. Vienintelė problema su šiuo dabartiniu generatoriumi yra ta, kad jis gamina kintamąją srovę dėl pakaitinių magnetinių polių. Taigi, aš prilitavau keletą diodų, kad sukurčiau pilnabangį tiltinį lygintuvą, kuris pavers kintamąją srovę iš ryčių į nuolatinę srovę išėjime. Ir dabar mes galime generuoti apie 17 voltų, kas turėtų būti pakankamai šiam projektui. Beje, jei norite sužinoti daugiau apie šį rankinį generatorių, aš sukūriau vaizdo įrašą savo antrame kanale, kuriame yra daugiau informacijos apie tai, kaip magnetai sukuria kintamąją srovę ir kaip pilnabangis tiltinis lygintuvas veikia, kad paverstų kintamąją srovę į nuolatinę. Nuorodą paliksiu aprašyme žemiau, arba jį pasirodys šio vaizdo įrašo pabaigoje. Norėdamas įkrauti mažą kondensatoriaus lėktuvą, pirmiausiai išardžiau akumuliatoriaus įkrovimo bloką ir panaudojau jungtį adapteriui generatoriui sukurti. Ir tada galiu pradėti užsukti lėktuvą, tarsi tai būtų guminė juosta varomas lėktuvas. Tik šį kartą visiškai įkrauti užteko vos 9 rankenėlės pasukimų. Gerai, pažiūrėkime, kaip veikia šis mini superkondensatorinis lėktuvas. Tiesiog greitai įkraukime. Štai ir viskas. Jau yra 3 voltai paruošta ir... Na, jis nuskrido toliau, nei tikėjausi. Gerai. Šiek tiek pakoregavau krypties vairo trimą, kad jis suktųsi ratu, o ne tiesiog išnyktų tolumoje. Ir įkraukime, pažiūrėkime, ar galėsime pasiekti padorų skrydžio laiką su šituo daiktu. Gerai, bandysiu filmuoti su kamera. O, geras nusileidimas. Labai smagu, kad šis mažas lėktuvas įsikrauna tiesiog kelias sekundės pasukus rankinį generatorių. Bet kaip tikriausiai matote, rankinis generatorius yra gerokai per galingas tokiam mažam žaislui. Taigi, padarykime didesnį lėktuvą. Tai yra 3 voltų 100 faradų superkondensatorius. Bet ką tai reiškia? Na, čia yra panašaus dydžio ličio baterija. Ir nors abi saugo elektros energiją, jos tai daro labai skirtingais būdais. Kondensatorius gali sukaupti apie 0,125 Wh, bet baterija gali sukaupti apie 10 Wh. Tai yra maždaug 80 kartų daugiau. Kondensatorius sveria mažiau nei baterija, bet energijos tankio atžvilgiu vis tiek yra labai prastas. Tačiau superkondensatoriaus pranašumas prieš bateriją yra tas, kad jį galima labai greitai įkrauti ir iškrauti, nes jis energiją kaupia kaip krūvį tarp 2 laidžių plokštelių. O baterijoje energija kaupiama chemiškai. Tai taip pat reiškia, kad kondensatorių krauti yra daug lengviau, nes ličio baterijai reikia kruopščiai valdyti įkrovą, srovę ir įtampą, kad jį neužsiliepsnotų.
Tuo tarpu, kol superkondensatorius neviršė savo vardinės įtampos, jis turėtų būti įkraunamas iš bet kokio elektros šaltinio. Todėl jis puikiai tinka įkrauti naudojant rankinį generatorių. Vienintelė problema ta, kad superkondensatorių vardinė įtampa yra tik 3 voltai, todėl naudosiu 6 iš jų. Suklievęs kondensatorius kartu, galiu juos lituoti nuosekliai, kad padidinčiau vardinę įtampą iki 18 voltų. Tai sumažina bendrą paketo talpą, bet dabar sukaupta energija yra 0,75 Wh. O kai jie yra sulituoti nuosekliai, reikia balansavimo laido, kad būtų galima reguliuoti kiekvieno atskiro kondensatoriaus įtampą ir išvengti virštampio gedimų. Tada jos galima supakuoti su trimačiu spausdintuvu atspausdintais galiniais dangteliais ir apsaugai užmauti termosusitraukiantį vamzdelį prieš prilituojant maitinimo jungtį įkrovimui ir iškrovimui. Taigi dabar turime superkondensatorių paketą, kuris sveria 166 gramus ir turi tiek pat energijos, kiek šis 3 gramų mygtukinė baterija. Bet lažinuosi, kad šitas mažytis daiktas užsiliepsnotų, jei bandytų atitikti kondensatorių išėjimo galią. Sukurkime aplink jį lėktuvą. Pradėjau modeliuoti superkondensatorius OnShape programoje, kuri yra debesų pagrindų veikianti CAD programa, veikianti jūsų interneto naršyklėje. Tai leidžia man suprojektuoti aerodinaminį fiuzeliažą aplink kondensatorius, kurį galima atspausdinti 3D spausdintuvu, bent jau tol, kol spausdinimas nesugenda. Šis fiuzeliažas yra suprojektuotas taip, kad variklis būtų montuojamas priekyje. Tačiau dėl mažo paviršiaus ploto spausdinys atsiskyrė nuo pagrindo, nors bent jau teisingai parinkau superkondensatorių matmenis, nes jie puikiai tilpo viduje. Todėl perspausdinau naują dizainą su didesnė nosies ritimi ant pagrindo ir jis buvo sėkmingai atspausdintas. Tačiau šiuo metu ši didesnė nosis nėra labai aerodinaminė, todėl pagaminau šį gaubtą, kuris sukuria sklandų perėjimą tarp variklio ir fiuzeliažo. Taip pat paslėpia visus laidus. Tada sumontavau visą radijo valdymo įrangą ir variklio greičio reguliatorių, prieš įspausdamas superkondensatorių paketą, kuris užima didžiąją dalį fiuzeliažo. Gerai, pažiūrėkime, ar galime įkrauti superkondensatorius, kad jie maitintų visą radijo valdymo įrangą ir variklį. Taigi, visų pirma, prijunkite generatorių ir pradėkite sukti rankeną. Gerai, įkroviau kondensatorius iki 8 voltų, tai yra šiek tiek mažiau nei pusė jų maksimalios leistinos įtampos. Taigi, atjunkite generatorių ir tada prijunkite kondensatorius prie variklio valdiklio. Viskas turėtų įsijungti. Dabar jei pajudinsiu droselio svirtį, variklis turėtų pradėti suktis. Puiku. Gerai. Dabar patikrinkime radijo valdymo įrangą gale. Visi servomechanizmai juda gerai. Dabar noriu patikrinti, prie kokios įtampos variklis nustojo veikti, nes servomechanizmai ir radijo valdymo įranga veikia esant mažiausiai 5 voltams. Taigi, jei šis variklis veiks ir iškraus kondensatorius žemiau nei 5 voltai, aš prarasiu lėktuvo valdymą, todėl tikiuosi, kad taip nenutiks. Gerai, dabar tai yra dabartinė kondensatorių įtampa ir kaip matote, ji mažėja, maždaug 0,01 volto per sekundę ar panašiai. Tai yra tik radijo valdymo įrangos veikimas. Bet įjunkime variklį ir pažiūrėkime, kaip greitai įtampa kris. Gerai atrodo, kad viskas išsijungia, kai įtampa pasiekia maždaug 6,5 volto. Taigi klausimas, ar servomechanizmai vis dar juda? Atrodo, kad juda, kas yra gerai. Nesu tikras, kiek laiko turėsiu. Tarkime, jei pakiltume labai aukštai naudodami variklį ir tada jis išsijungtų prie 6,5 volto, kiek laiko turėtume sklęsti žemyn, prieš prarasdami valdymą? Mes ką tik nukritome žemiau 5 voltų ir mano radijas pradeda streikuoti, nes praranda signalą. Taigi, taip. 5 voltai tikrai yra minimaliai įtampa, todėl manau, kad turėčiau sugebėti išlaikyti valdymą iki nusileidimo. Laikau kumščius. Lėktuvo sparnams ir uodegai nusprendžiau panaudoti tai, ką buvau sukūręs savo ankstesniam oro varomo lėktuvo projektui, nes jie yra lengvi, efektyvūs ir užtruko nemažai laiko juos pagaminti, todėl tai sutaupys šiek tiek išlaidų ir laiko šiam projektui. Jie paprastai prisitvirtina prie naujo fiuzeliažo, o laidai gali būti prijungti uodegos valdymui.
Galiausiai prie variklio pritvirtinau sulankstomą sraigtą, kad išvengčiau pažeidimų leidžiantis. Ir dabar jis paruoštas bandymui. Taigi tiesiog prijunkime tai prie generatoriaus. Ir pradėkime sukti. Gerai. Atjunkite generatoriui. Superkondensatorių lėktuvo pirmasis bandomasis skrydis. Puiku. Šiame tikrai daug galios. Jaučiu, kad galia jau mažėja. Atrodo, kad bet kurią akimirką viskas išsijungs. Pabandykime pakilti aukščiau. Gerai, dabar sumažinsiu apsukas, kad būtų saugiau. Ir pažiūrėsiu, kaip sklendžia. Na, sraigtas vis dar sukasi. Na, tai pavyko geriau nei tikėjausi. Šios sąlygos yra visiškai siaubingos. Gerai, pakraukime jį ir manau atlikime dar vieną bandomąjį skrydį. Ir didinkime apsukas. Galbūt pažiūrėsiu, kaip aukštai galiu jį pakelti šio skrydžio metu. Ir tada galėsime tiesiog nusklęsti žemyn. Gerai, variklis ką tik užgeso. Šiek tiek erzina, kad besisukantis propeleris labai padidina lėktuvo pasipriešinimą. Pabandykime padaryti dar vieną ratą ir tada leisimės nusileisti. Puikiai. Tas lankstomas sraigtas tikrai naudingas. Jis apsaugo tiek sraigtą, tiek nosį. Veikia tikrai gerai. Taigi, naudojant rankinį generatorių, įkrovimo laikas yra šiek tiek daugiau nei 2 minutės. O šis superkondensatorinis lėktuvas gali nuolat skristi su variklio trauka beveik 2 minutės. Todėl šiek tiek greičiau sukant rankeną ir esant geresniems skrydžio sąlygoms, turėtų būti įmanoma pasiekti 1:1 rankinio įkrovimo ir skrydžio laiko santykį. Kas, mano manimu, yra gana šaunu. Tai buvo tobula laiko atžvilgiu. Energija baigėsi tik tada, kai lėktuvas atsidūrė tiesiai prieš kamerą. Man labai įdomu teorijas pritaikyti praktiškai, kaip šiame projekte. Tačiau kurti tokius projektus nėra lengva. Tačiau Brilliant gali padėti, jei norite interaktyviai mokytis matematikos, duomenų mokslo ir informatikos. Taip pat tūkstančius kitų pamokų, nuo pagrindinių iki pažangių temų. Aš visada tikėjau, kad geriausias būdas išmokti temą yra pritaikyti ją ten, kur gali matyti rezultatus. O Brilliant pamokų interaktyvumas tikrai padeda tai pasiekti. Pavyzdžiui, sužinoti, kaip tavo telefonas naudoja palydovo laiko signalus, kad nustatytų tavo tikslę vietą Žemėje. Arba net išmokti programuoti Marso roverį. Brilliant tool pasirūpino. Jei tai tau atrodo įdomu, gali pradėti naudotis visiškai nemokamai 30 dienų apsilankęs brilliant.org. Pasviriausiais brūkšnys Tom Stanton. Ir pirmieji 200 užsiregistravusiųjų gaus 20% nuolaidą metiniai premium prenumeratai. Taigi, išbandykite Brilliant naudodamiesi nuorodą aprašyme žemiau.